Labas draugai. Draugai. Labas draugai. Labas vakaras. Ir Aivaras. Labas rytas. Labdiena. Labas vakaras. Dabar yra 8 ryto. 7 ryto prasidėjo UFC live. Tai dabar Conoro McGregoro kova. Tiesiog 8 val. Ryto. Kaip tik pataikiau, dar niekur nevažiavam, dėl tave net neatskėlė. Tai pažiūrėsiu šią kovą, pažiūrėsime kaip Conoras varo. Turėtų laimėti, tikriausiai. Nu, žiūrėsim, bandysim, aišku, kad laimėti. Tikrai bandysim, bet, norėtų, kad laimėtume. Conoras yra maladėt, jis toks ir paskėlęs, ir verchas, bet, užsibrėžęs vis tiek tą tikrų, todėl aš jį tikrai gerbiu. Dėl to žiūrėsim dabar, kaip bus, kas reikite jūs nuostabią dieną. Šiandien aš varysiu į kaimą, ten mišės ir panašiai, su pusbroliu gal dar kažką nuveiksime, nežinau. Todėl apie duodą tikrai dar nežinau, koks bus, koks sutulius. Vakar dienos apie duodą yra TWS event, todėl tikrai galite nueiti pažiūrėti. Visai neblogas kovas buvo su modė. Taip, vakar dienos apie duodas irgi uždėtas. Viskas yra labai ramu, gera, nuostabu. Praeisiu kovą, pavalgysiu ir judėsime tada, kiek spėjau. Ir draugai, jūs turėkite nuostabią dieną, džiaugitės gyvenimu. Būkit laimingi, prašau. Siek sąsvėrim padarykite kažką, kad vakare sakytų, bet buvo nuostabi diena. Mes kaime, kaip sakant, Žemaitkiemė, ne Kliaušiuose šį kartą, bet Žemaitkiemė. Jau yra po 4 gerokai, mes į kaimę durėm 10 val. Tai taip visai neblogai laikas visas prabėgo. Iš tikrųjų, ką mes nuveikėme, tai tarmi kaimą pabuvome mišinėse, tada visi be bendro stalo posėdėjome, o tada išėjome visi į lauką. Ir pusbroliai, beveik visi. Pusbroliai, būtent pusbroliai. Tik vienas, nes jis jau saugęs savo šeimą, jo net nebuvo čia, aišku. Pažadėjom sniegą karą, ta prasme, pasiėmė malkas. Elementaras tikras malkas, tai aišku biškai didesnės, 4 vienoj pusėj, 3 kitoj, aišku, ten vienoj 2 suaugę ir 2 mažiukai. Ir mes ten 3, vienas suaugęs, 3 mes mūsų, dar 2 mūsų amžius tenai, mes 3, 4 prieš 4 žodžiu. Tai vieni šitoj dirvai, mes kitą prie kelio labiau, taip kampuose visiškai, nes pas mes irgi ploto, tai normaliai palakstyti iš tikrųjų yra, tai taip. Čia žaislėpinių, gaudinių ir kažko visą laiką būna linksma, nes vietas irgi yra. Aišku, pas matėm Kliaušiuose irgi žiūri daug vietas, nes aplinkui vien miškai. Todėl tikrai vietas pas mus čia visur daug ir mes mėgstam turėti vietas, visi pastebėjau, nes visi tikrai daug vietos turi. O taip linksma buvo, nes tikrai buvo, pavyzdžiui, vienas šis momentas. O kaip pataikė galvą, neblogai, ne? Toks. Tikslus. Labai nefilmavom, iš tikrųjų aš negavau, kad mes taip praleisime smagiai visą dieną. Iš tikrųjų tikrai buvo smagu ir užtikrinta. Būčiau pasiėmęs veiksmo kamerą, būčiau čia prisidėjęs kažkur ar kažką būtume tada tikrai neblogai pažaidę tą sniego karą, būtų tikrai gerų vaizdų. Bet net nedažūtų į galvą, kad mes tokį dalyką darysime kažkaip visiškai. Net neėmiau aš jos, o su šitą kamerą neparalaksysi, nes jis iššlaps tiesiogiai gali būti, nes tiek ekranas skylės pateks ir Dabar pavojingai kamera padėta ant malkos ir ant šiferio, tai siobus. Bet kiek mes to nebus. O taip, pavyzdžiui, pakalbant apie tą Conoro McGregoro ir Alveso kovą, tai sakiau, McGregoras laimės, taip lengvai. Jei per kovą, visą kovą žiūrėjau tiesiog, taip pasmė taip normaliai. Tai, easy kovą antram raunde prajungė. Bet taip kovoja, toks susiėmęs taip stovi. Antram raunde taip jau žino, kad laimės, jau ta prasme, jau taip jau susidėjęs rankas buvo, kad jį pasmugiuoti, nesmugiuoti. Tai jau. Bet taip gražiai taip tai. Tokiu gražu, sukrita visas, tada taip. Porą smūgius jo. Nebėra. Užteka to gražu šoninė. Pirmam raundui 3 knockdownus, kaip padarė ten, ar kiek sakė, bent jau mačiau, tai aš lyg ir 2 gal ir 3, nors melu dabar, nes vis tiek ryte žiūrėjau, tai biščiukai miglotai, bet tokių gerų, tokių lengvų, tokių, Sio, tas krenta iš kart. Bet iš pradžių pirmam raundui ten prajungas, taigi atsistoja, ten vėl varo, tas Alvaresas, bet štat Conoras, sakė, kad laimės. Bet ne veltui, blemio pasireiškimas, sakė, už mane stipresnių nėra, sakė, nėra mano lygio žmonių. Sakė, jums reikia būti mano lygio, norint, kad su manim kovot, tai jau, vienas geriausias kovoti, ne veltui šiuo metu būtent. Tikrai maldėts. Jei jis taip nesustosit, varys taip toliau, tai daug pasieks. Esmė, aš manau, vis tiek yra tame, kad reikia būti tokiam užsidegusiam kajam ir nebijoti jo. Nebijoti iš tikrųjų. Nes, pavyzdžiui, kad žmogus bijo, nes vis tiek žino, pavyzdžiui, Conoras dažniausiai vis tiek labai kai eina, tai jau ne taip eina. Vis tiek atrodo ten rimtas, ne, jau ten tipo sudužis ar kažkas.
Bet Konaras turi daug patirties, tai žiauriai gerai moka viską, tas turi talentą kovoti ir, atidirbęs tą visą techniką, tai jam kažkaip vis tiek lengviau, aišku, viskas. Bet vis tiek turi irgi tu atidirbtą techniką ir, kaip sakant, varyti. Ne veltui, kaip sakant, turi jo lygį pasiekti ir turi jį perėti jo lygį, kad jį nugalėtum. Šiuo tas UFC blem rimtai ten varo. Palyginus tas mumis, kai mes tiesiog taip paramagai tą wrestlingą darom, tai tenai, tai iki kraujas ten rimtai. Ten jau rimtas sportas, šokia rimta. O pas mus tokia, irgi rimta, negali sakyti, tenai, pavyzdžiui, traumų būna, bet jau netiek. Ten tai iškart nuosi, dar kitą kovą, ten žiūrėjau irgi iškart nuosi, taip šlakūnės, opa. Nuosi, nebėra. Aš kažkaip, kai boksą lankiau, ten irgi gerai nuosi gaudavo, iki kraujas bėgdavo. Linksma būdavo, linksma iš tikrųjų, linksma. O taip, kaime, šimaitkime, pas babą, kaip sakant, savo. Dabar nežinau. Tėvai išvarė į krepšius, kiek spėjo, aš čia pasliau, sakė, tais pusbroliais, paskui tėvai varis namo su pusbroliu šaus irgi hatan. Ten labai čia irgi nieko nebeveiksim, bet aišku, susitiksime, kaip sakant, draugai namie. Pagrindą, kaip supratė, tai yra čia toks geras priesapratimas. Taip, kad sėdė, taip rankas padedi ir taip kiloju kojas, bet taip būdamas, kuo toliau rankas dėdi, tuo sunkiau kelti kojas. Ta prasme, todėl tikrai siūlyčiau pabandyti, čia, kaip sakant, vienas priesapratimas, kurį man vienas draugelis parodė šuliai, kažkaip sakoma, pabandyk šitą pratimą, tai visai neblogas. Taip, mes jau namie, taip paprastai. Manė dabar yra 8:30. Prašokam per dieną žiauriai stipriai. Pradžią pradėjome 8 val. Vidurys. 4 val. Pabaiga, 9 val. Visai neblogai. Aš žinau, epizodas buvo tikrai ne prie širdies, gal sakant, nekal labai platinę neprodžiu, bet užskaityti yra tai, draugai, kad praleidome tikrai gerai laiką su pusbroliais. Jau planuojame su pusbroliais vieną video padaryti, visai tokį gal išskirtinį, būtent šiam kanalui. Nežinau, gal taip, tai aišku taip, gal daug žmonių yra tokį darę video, bet jei mums paeis visiems viską pasidaryti, tai gal dar kažkas visai nieko išeis. Tokių neblogų, ta prasme toks jau bus kitokio levelio vlogas, kaip sakant, tikrai kitokio levelio, lygio reiktų gal pasakyti, ne levelio. Tas žodis levelis kažkaip taip. Bet sakau, jei paeis, tai bus... Bet taip, iš tikrųjų, draugai, labai daugiau netempiant ir kažkas tokio. Noriu pasakyti tik tai kelius sakinius, gal kelius žodžius, ar nežinau, kiek minučių, bet kartais mes praeiname pro visokius sunkumus, taip. Bet tie sunkumai yra gerai, tikrai gerai. Ir kaip sakant, pagalvojus, mes su pusbroliais, ne? Mes tikrai gyvenime labai tenai, kad jau žiauriai stipriai nesuėdavom. Tikrai, kai būdavo mažesni, tikrai nesuėdavom. Ir tikrai taip labai negalvojame, kad taip stipriai suėsime, atrodo, tai sėdė. Bet šie metai kažkaip praeiti metai, nuo praeitų metų labiau, bet ir ypač šie metai kažkaip mūsų visus labai stipriai suvedė, iš tikrųjų, kaip draugai. Nežinau, kas tai lėmė, ar kas sustiprino, bet tas išėjai jam sustiprėjo ir tai yra tiesiog nuostabu, kai tu tiesiog su pusbroliais taip labai mes laiko nepraleisdom ir ypač tokių dalykų, kaip šiandien žaidėm sniego karą visi. Tai čia jau buvo, o mes visi jau suaugę, ta prasme, taip jau taip atvirai kalbant, širdį visi vaikai. Bet tas dalykas yra tas, kad, oi. Pagaus tokie dalykai yra tokie nuostabūs, todėl jūs tikrai einate per kokius sunkumus ar kažką. Nebijokite, tikrai nebijokite. Aš jums pažadu, kad jei jūs tenksite, ta prasme, taip pagyvensite toliau savo gyvenimą normaliai, vis tiek, viskas susijungs ir viskas susives. Nes taip visą laiką būna, tikrai taip būna. Tikrai, aš pavyzdžiui, mes gyvenom savo gyvenimą taip, mes nieko nekeitėme, ta prasme, kaip gyvenom, kaip sutarėm, taip ir buvo. Bet bach, taip yra. Visi. Kaip sakant, ta šeima, tai visi dalykai, šeima lieka šeima, draugai išlieka draugai. Tai draugai tai išduos tą visą laiką paliks, o pusbroliai, tai vis tiek, tas giminystės ryšys yra ir, taip mes pusbroliais vienas iš kito tiek daug pasijuokime, taip vienas iš kito taip prasme stumom, grinai taip stumom, bet taip stipriai, bet tas stumimas yra toksai, to momentinis, užstumė ten biškai susigrūžinė ir kažkas, bet vėl, po minutės vėl laimingas, nes tas dalykas yra, kad mes rimtai stumam, tas man sakė, kad tenai viskas ten grybas ar kažkas tokio nebėra. Tu dalykas ir taip, biškai pasiekė ir tiek. Tai yra nuostabu, kai tu sutari su šeimas, savo giminėmis, o vadinamu, o ypač ir su šeima. Taip ten, nieko nebūna tų idealų santykių su šeima, bet, nereikia jų. Svarbu tiesiog jausti tą ryšį, tiesiog bendrauti. Svarbu ir bendrauti. Šiuolaikinės šeimos tikrai tos bendravimas gal kartais ir nustokoja, bet aišku nevyksta, todėl negalima taip labai pilnai teigti. Bet vis tiek, draugai, esmė yra tame, kad ačiū, kad žiūrėjote šį epizodą. Būkite su savo šeima. Jūs smagiai praleiskite laiką ir siekite savo svajonę. Viską įmanoma siekti, aišku, niekada nebijokite aukotis. Tikrai niekada nebijokite aukotis, jei matote, kad reikia pasiekti svajonę. Šeima visą laiką jūs supras. O jei nesupras, tai tada jau tikrai bloga šeima. Bet aš manau, tikrai nesupras ir prisitaikys prie tavęs, nes jei žmonės tiki tavim, tikrai tau padės siekti savo svajonę. Tiesiog
teks gal jų atsisakyti trumpam laikui, metam ar kiek, kad tu galėtum pateikti tą svajonę, tada grįžti ir jam suteikti visą pilną laimę. Tiesiog tokie dalykai dabar šiuo metu aišku nesusiję, bet kad nors susivoksite, draugai. Arba jau susivokia ir, pavyzdžiui, perkapite tas visus amžius savo, ar jau esate nuo to kokių 20-30 metų. 40 ir virš. Nu, bet aišku, tokia neapjau ar žiūri. Tai, draugai, ačiū, kad žiūrėte. Sutiksime rytoj su kitu epizodu, su kitais nuotykiais. Šipsokitės. Prenumeruok, nori neprenumeruok, svarbu. Siek savo svajonių. Gerimas ir gražus. Jis tikrai.